Jau statant Egipto piramides reikėjo žmonių, kurie suvaldytų visą darbo procesą, skirstytų resursus, prižiūrėtų projektą. Šiandien toks žmogus vadinamas vadybininku. Jis reikalingas vykdant kiekvieną didesnę veiklą. Verslo vadyba – tai sritis, kurioje privaloma profesionaliai valdyti kompleksinius ir kūrybinius projektus, turėti viziją ir planą, sugebėti motyvuoti aplinkinius. Kiekvienas sprendimas turi būti pagrįstas ekonomikos žiniomis ir tai dar viena mokslo sritis, be kurios negalėtų klestėti šiandieninis verslo pasaulis. Verslo, finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymo modelių kūrimas bei šalies ir pasaulio ūkinės veiklos analizė – tai teorinis šios krypties mokslininkų darbas, kurį praktiškai pritaiko verslo vadybos ir ekonomikos specialistai.